Xi Jinpingas Kinijoje uždegė ugnį, kuri pradeda naikinti jo valdžią palaikiusią sistemą. Žiežirbos, godumas, paranoja ir gili išdavystės baimė. Dabar tai reiškiasi kaip tylus maištas tarp jo artimiausių žmonių. Mėnesio pradžioje Kinijos lyderis Xi Jinpingas pašalino aukščiausią generolą ir Centrinės karinės komisijos pirmininko pavaduotoją Zhang Youse bei generolą Liu Zhengli. 2026 metais sausio 24 diena Kinijos gynybos ministerija paskelbė trumpą, bet šokiruojantį pareiškimą. Keli aukšto rango generolai buvo tyriami dėl rimtų drausmės ir įstatymo pažeidimų. Dienos pabaigoje Zheng Youse ir Liu Zhengli, svarbiausios liaudies išlaisvinimo armijos figūros, dingo. Dabar klausimas kylantis visų galvose yra aiškus. Kodėl Xi griauna savo kariuomenę? Kaip Kinija susidoroja su tuo, kas atrodo kaip visiškas chaosas? Norėdami geriau suprasti, kas vyksta Kinijoje, panagrinėkime šiuos šokiruojančius įvykius. Naujausias valymas prasidėjo nuo vardo, kuris pribloškė visus. Generolas Zheng Youse. Šokas kilo ne tik dėl jo karininko pareigų, bet ir todėl, kad jis buvo Centrinės karinės komisijos pirmininko pavaduotojas. Ši institucija valdo visą Kinijos kariuomenę. Zhengas šias pareigas ėjo nuo 2022 metų, o jo istorija suteikė jam neliečiamumo kaip princelingui. Revoliucinio vado sūnus, kovojęs su Xi Jinpingo tėvu, buvo pasitikėjimo simbolis. Taisyklės buvo sulaužytos, kad jis liktų valdžioje po pensijos, tai buvo aiškus lojalumo ženklas. Taigi, kai Zhengas staiga dingo iš viešumos, tapo aišku, kad jei antrasis žmogus liaudies išlaisvinimo armijoje gali patekti į bėdą, vadinasi lojalumas nieko neapsaugo. Net asmeniniai ryšiai su Xi jo neišgelbėjo. Jei Zhengas krito, galėjo bet kas. Atsirado generolas Liu Xinli, buvęs Jungtinio štabo departamento vadovas, garsėjęs logistikos išmanymu. Jis buvo vienas iš paskutinių aukšto rango karininkų turinčių tikros kovinės patirties iš susirėmimų su Vietnamu prieš dešimtmečius. Kariuomenėje, kuri jau kelias kartas nekariavo didelio karo, tokia patirtis yra aukso vertės. Jo pašalinimas sukrėtė pasaulį ir palietė jautrią vietą. Tai smogė į kariuomenės veiklos šerdį. Apie pasekmes kalbėsime netrukus. Kartu su dviem aukščiausiais generolais pašalinta ir daug vyresniųjų Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos vadų, įskaitant raketinių pajėgų, pirkimų ir logistikos vadovus. Iš 7 Centrinės karinės komisijos narių, kuriuos Xi Jinpingas paaukštino po 2022 metų partijos suvažiavimo, 5 jau pašalinti liko tik Xi Jinpingas ir drausmės prižiūrėtojas Zheng Shengminas. Nuo 2022 metų apie 2/3 Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos vadovybės buvo nušalinti, pašalinti ar tyriami. Buvo nutrauktos Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos komandų grandinės. 2026 metų valymas buvo ne vien genėjimas. Nukirstos šakos, kurias Xi laikė priešiškomis, maištingomis ar korumpuotomis. Valymų metu žemėje vyksta neįprasti dalykai. Skelbiama apie Kinijos armijos judėjimą Pekino priemiesčiuose. Internete matyti tankų, šarvuočių ir karių kolonos blokuojančios kelius, o vyriausybė nekomentuoja. Visa tai vyksta vos po kelių dienų po Zheng Youse nušalinimo, todėl visi svarsto, ar Xi Jinpingas perkelia pajėgas, kad užkirstų kelią neramumams. Arba siunčia įspėjimą tiems, kurie dar gali jį kvestionuoti. Jei taip yra, tylus maištas jau nebėra tik šnabždesiai, jis persikelia į gatves. Baimė nebėra tyli. Ji lemia, kaip žmonės juda, elgiasi ir net galvoja. Toks spaudimas nekelia pasitikėjimo. Jis nakina pasitikėjimą, kiekvieną įsakymą paversdamas išbandymu, o delsimą problemų priežastimi. Visiems stebintiems iš už Kinijos ribų žinutė gana aiški. Ši kariuomenė ruošiasi ne tik išoriniams pavojams, bet ir stebi pati save, saugosi savo pačios šešėlių. Toks susitelkimas didina klaidų riziką, galinčią paveikti Taivaną ar plačiau. Prie Taivano temos sugrįšime vėliau. Pekinas teigia, kad painūs vieši atleidimai susijęs su korupcija. Ši oficiali versija nuolat kartojama raštu. Zheng Youse ir Liu Xinli kaltinami rimtais drausmės ir įstatymų pažeidimais, tačiau tai gali reikšti bet ką. Tai viską apimanti frazė, galinti reikšti tiek kyšių ėmimą, tiek per garsų kvėpavimą susirinkimuose. Ši frazė neaiški, leidžia vadovybei veikti be paaiškinimų, kaip visada. Korupcija Kinijos liaudies išlaisvinimo armijoje ypač išryškėjo po skraidančiųjų raketų pajėgų skandalų, kas paskatino Xi Jinpingo valymus nuo 2023 metų pabaigos iki 2025 metų. Ataskaitos rodo, kad Kinijos raketų šachtose vietoj kuro buvo vanduo, patvirtina Jungtinės Amerikos valstijos žvalgyba ir Kinijos tyrėjai. Vadai per kyšius pasisavino lėšas, pasirašė už brokuotą įrangą ir klastojo ataskaitas, kad nuslėptų nesėkmes.
Tyčinis apgaudinėjimas susilpnino Kinijos branduolinį atgrasymą. Paaiškėjus tiesai, prasidėjo generolo Li Zhuchao ir jo pavaduotojų valymas, kuris tebevyksta. Jinpingo akimis tai buvo ne tik korupcija, bet ir tylus maištas jo gretose, ką rodo oficialus Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos laikraštis. Nuo 2026 metų prasidėjus valymams, laikraštis leidžia vedamuosius, reikalaujančius visiško lojalumo ir kaltinančius karininkus išdavystę bei vienybės gravimu. Kalba aštri, beveik desperatiška. Džengas ir Liu įvardyjami kaip rimtai išdavę pasitikėjimą ir sutrypę Xi pirmininko atsakomybės sistemą dėl absoliutaus vadovavimo. Valimai siejami su kliūčių šalinimu pasirengiant 2027 metų Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos šimtmečiui. Atleidimų ir areštų greitis bei mastas rodo priešingai. Taip elgesi nepasitikinčios, o panikuojančios sistemos. Kaip žinome, Kinijoje dažnai pirk vieną, gauk kitą nemokamai. Bet šitas priedas – paslėpta priežastis. Žvalgybos šaltiniai mini dar tamsesnę istoriją. Žengo atveju gandai ne apie sutartis ar korupciją, o apie slaptus Kinijos branduolinių raketų duomenis ir paleidimo protokolus. Jis buvo apkaltintas tuo, kad nutekino svarbiausius Kinijos branduolinius duomenis Jungtinės Amerikos valstijos. Gana beprotiška tiesa. Kalbama, kad Liu netinkamai pasisakė ir viešai suabejojo Xi įsakymais, keldamas klausimus pavaldinių akivaizdoje. Nieko neįrodyta ir tai svarbiausia. Įrodymai ir faktai nesvarbus. Valimai niekada nėra apie tai, ką galima įrodyti dokumentais. Tai yra apie pasitikėjimą. Kam Simono galintis pasitikėti, o kas jo nuomonė gali tapti grėsme? Įtarimas tapęs standartu, tampa sistema ir nedingsta asmeniškai. Tai nevyksta vakume. Gandai, dingimai ir migloti kaltinimai rodo gilesnes problemas nei vienkartinis skandalas. Dabar užtenka įtarimo, kad pašalintų aukščiausius generolus. Reikia pažvelgti, kaip korupcija veikia iš Kinijos liaudies išlaisvinimo armijoje ir kodėl Xi santykiai su ja taip keitėsi. Korupcija Kinijos liaudies išlaisvinimo armijoje egzistuoja dešimtmečius ir nėra nauja problema atsiradusi valdant Xi. Generolai išpūsdavo kainas, pareigūnai pasisavindavo ginklus, neteisėti sandariai būdavo slepiami, visi žinojo ir ilgai toleravo. Tai buvo laikoma ne nusikaltimu, o nemalone, bet valdoma kaina, veikiančių milžiniškoje karinės biurokratijos sistemoje. Korupcijos mastas liko toks pat, tik Xi pakeitė požiūrį į ją. Xi ilgainiui korupciją ėmė laikyti ne valdymo, o lojalumo problema. Išpūstos sutartys tapo įrodymu, kad pareigūnai kuria privačius galios tinklus, kurių jis nekontroliuoja. Sugedusios sistemos nebeatrodė tik aplaidumas, o galimas sabotažas. Suklastotos ataskaitos jau nebebuvo tik melas, siekiant apsaugoti karjeras. Jos buvo įspėjimai, kad vadovybės grandinė negalima pasitikėti tada, kai tai svarbiausia. Kai taip suvokiama korupcija, įtarimai greitai plinta. Kiekvienas pažeidimas atrodo tyčinis, klaida politinė, nesėkmė asmeniška. Tai ir išskiria dabartinį valymą. Kaltinimų detalės svarbios mažiau nei jų modelis. Korupcija tampa įrankiu, o ne rūpesčiu. Xi ją naudoja kaip pateisinimą šalinti bet ką. Jis abejoja, ar kaltinimas tėra pradžia. Tikras tikslas – valymas. Xi viską pateikia kaip drausmę, taip slėpdamas tikrąją padėtį. Tai ne reforma, o prevencinė kampanija, siekianti užgniaužti nepaklusnumą dar jam nesusiformavus. Sistemoje, kurioje vyrauja baimė ir tyla, užtenka įtarimo, kad struktūra suirtų. Tai siunčia žinutę sistemos viduje. Lojalumas nebematuojamas rezultatais, kompetencija ar patirtimi, jis matuojamas tyla, paklusnumu ir išlikimu. Kinijoje korupcija nelaikoma tikrų nusikaltimu. Pakanka įtarimo, kad pašalintų net aukštus karininkus. Taip kuriamas maišto naratyvas. Ne su tankais gatvėse ar generolai šturmuojančiais štabus, bet su dvejonėmis, tyla ir iniciatyva, kuri niekada nepasiekia viršūnės. Vadas, kuris delsia vykdyti įsakymą, nėra atsargus. Jis yra nelojalus. Generolas, kuris kelia klausimų dėl logistikos, nėra kruopštus. Jis yra pavojingas. Štabo karininkas, abejojantis, nėra analitinis, o sąmokslininkas. Siekyse maištas jau vyksta. Jis nematomas, bet plinta. Tylus, bet visur esantis. Ir kai jis tuo patiki, smogti pirmam atrodo kaip išlikimo klausimas. Jis išvalo tuos pačius žmonės, kuriais kadaise pasitikėjo. Ne todėl, kad jie sukilo, o todėl, kad sistemoje, kurioje viešpatauja baimė, net ir dvejonės tampa išdavystė. Pagrindinė tema – kaip Xi pavertė valymą kontrolės įrankiu.
Prisiminkite, kaip kalbėjome apie tai, kad Centrinė karinė komisija, kuri anksčiau buvo 7 narių taryba, skirta valdžios pusiausvyrai palaikyti, dabar sumažėjo iki 2 paties Xi ir drausmės prižiūrėtojo. Diskusijų ir apsaugos priemonių neliko, o buvusi generolų taryba virto vieno žmogaus sostinę. Kiekvienas pašalinimas trumpam sustiprina Xi valdžią, bet kartu jį izoliuoja tarp bijančių pasakyti tiesą žmonių. Dėl šio proceso kariuomenė praranda patirtį, kompetenciją ir institucinę atmintį. Pažiūrėkite, visos struktūros sugriautos. Jungtinio štabo departamentas ištuštėjęs, pirkimų ir logistikos vadovai pašalinti. Dabar Xi yra sistemos centre, kur svarbiausia lojalumas, tvyro baimė, o išlikti padeda tylėjimas. Kas daro šį valymą ypač neraminantį? Tai laikas. Xi jau giliai įžengęs į savo 3-ąją kadenciją kaip Kinijos vadovas, kadenciją, kurią užsitikrino nepaskirdamas įpėdinio, vien šis pasirinkimas daug ką pasako. Tai rodo jo siekį likti valdžioje neribotai, bet sukuria viršūnės vakumą. Nėra įpėdinio, nepasitikima alternatyva. Vietoj to, kad plėstų savo artimiausią ratą, Xi jį susiaurino. Kiekvienam aukštam pareigūnui pašalinus, kita valymo banga ima atrodyti ne kaip išimtis, o kaip neišvengiamybė. Sistemos žinutė aiški. Įpėdinystė nėra planas, tai grėsmė, pabrėžianti laiko svarbą ateityje. Liaudies išlaisvinimo armija artėja prie savo 100-mečio, o šį jubiliejų Xi Jinpingas asmeniškai sieja su savo pažadu sukurti pasaulinio lygio kariuomenę. Kinijoje jubiliejai – ne tik ceremonijos, bet ir terminai. Xi Jinpingas žada iki 2027 metų modernizuoti kariuomenę. Ši data sutampa su Taivano nenumatytų atvejų planavimu. Tai turėjo parodyti pasitikėjimą, tačiau valymui paliko vadovybę tuščią, reikalingą pažadų įgyvendinti. Artėjant jubiliejui, vis sunkiau nuslėpti skirtumą tarp retorikos ir realybės. Todėl ši akimirka neramina. Jis stiprina kontrolę namų ramybės laikotarpiu, kai institucijų stiprybė ypač svarbi. Pašalinės Zheng Yuse ir Liu Chenli, jis suardė Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos pagrindą, kai reikėjo parodyti brandą ir pasirengimą. 100-metis tampa išbandymu, o ne švente. Ar kariuomenė praradusi iniciatyvą, valdoma baimės ir tylos, gali atrodyti pasaulinio lygio? Šio prieštaravimo negalima nepastebėti. Xi Jinpingas siekia būti Kinijos iškilimo architektu, bet jo veiksmai rodo nesaugumą. Užtikrintas lyderis kuria komandas ir ruošia įpėdinius, o Xi Jinpingas elgiasi priešingai. Jis susiaurino ratą, pašalino varžovus ir sąmoningai neapibrėžė įpėdinystės. Šis valymas ne tik apie korupciją ar drausmę, bet ir siekia neleisti kitiems pretenduoti į valdžią per nacionalinio pasididžiavimo momentą. Taip Xi liaudies išlaisvinimo armijos 100-metį susiejo ne su pergale, o su trapumu. Ši akimirka ypatinga tuo, kaip ji tapo asmeniška Xi. Esmė ta, valymo lemia stiprėjantis išdavystės jausmas. Jis matė, kaip generolai klastoja ataskaitas, dėl korupcijos tuštinami raketų daliniai ir iššvaistomi biudžetai, paliekant neveikiančias svarbiausias sistemas. Kiekvienas atskleidimas stiprina jo baimę, kad lemiamą akimirką kariuomenė gali jo nepaklusti ar nesugebėti vykdyti įsakymų. Tada atėjo Ukraina. Rusijos karas parodė silpnybės ir pavojų sistemoje, paremtoje baime bei lojalumu, o ne kompetencija. Vadai dvejojo, blogos naujienos buvo slepiamos, realybė keitėsi per lėtai, kol viskas staiga paaiškėjo kaip nesėkmė. Xi Jinpingui tai buvo perspėjimas, kas nutinka be sąžiningumo valdžioje, tačiau jis padarė dar niūresnę išvadą, o negynė kompetenciją. Jis nematė sistemos žlungančios iš baimės. Jis matė nelojalumą, paslėptą visiems matomoje vietoje. Kiekviena nesėkmė virto įtarimu, kiekviena klaida atrodė tyčinė, todėl jis nusprendė vykdyti valymą. Bandydamas užkirsti kelią kontrolę žlugimui, Xi Jinpingas pats priėmė tas pačias sąlygas, kurios neišvengiamai veda prie žlugimo. Valdydamas per įtarumą, jis išmokė savo pareigūnus tylėti. Baudęs už abejonės, jis panaikino grįžtamąjį ryšį. Todėl kariuomenė tapo tik popieriuje lojali, o iš tikrųjų silpna, kai jos labiausiai reikia. Kinijos liaudies išlaisvinimo armija jau seniai susiskaldžiusi, jos padaliniai varžosi dėl išteklių. Užuot taisęs šios trūkumus, Xi Jinpingas nusprendė viską centralizuoti savo rankose. Toks valdžios sutelkimo lygis yra precedento neturintis šiuolaikinėje Kinijos istorijoje.
Sprendimai priimami greičiau, bet lieka nekontroliuojami. Didžiausia pasaulio kariuomenė, atiduodama vieno žmogaus, visur įžvelgiančio grėsmes ir nuolat valančio aplinką rankoms, rizikuojant apsupti save pataikūnais, o ne kompetentingais patarėjais. Nors valymas C atrodo būtinas, pašaliniams jis atrodo neapgalvotas, nes pašalina kompetenciją. Būtent tuo metu, kai Kinija susiduria su rimčiausiais strateginiais išbandymais per dešimtmečius. Liderio be įpėdinio, 100-metį mininčios kariuomenės, pamokų iš Ukrainos ir grėsiančio konflikto dėl Taivano, derinys daro šią kampaniją ne tik dramatišką, bet ir pavojingą. Nestabilumas Kinijos liaudies išlaisvinimo armijoje nėra vien vidaus reikalas. Kai aukščiausiuose sluoksniuose žlunga informacija, seka klaidos, griežtėja įsakymai, švelnėja patarimai, lyderiai vadovaujasi prasimanimais. Klaida Taivano šiaurėje ar pietų Kinijos jūroje gali sustabdyti laivybą, branginti energiją ir sukelti ekonomikos sukrėtimus. Svarbu suprasti, kad tokiais atvejais pasekmės neišvengiamos. Šis valymas ne tik pašalina aukšto rango generolus, bet ir tyliai perrašo, kaip Kinijos liaudies išlaisvinimo armija elgiasi visais lygmenimis, pradedant nuo to, kaip karininkai priima sprendimus. Kai baimė pakeičia pasitikėjimą, iniciatyva tampa silpnybė, o ne stiprybė. Per anksti veikti, neapgalvota, per vėlai, nelojalu. Tarp šių rizikų vadai renkasi vienintelį saugų variantą. Jie laukia ir ilgėjant laukimui dvejonės tampa įpročiu. Dvejojimas pasireiškia griežtais treniruočių tvarkaraščiais, vengimu atskleisti klaidas ir lauko karininkų nesikišimu į problemas realiu laiku. Pripažinti problemą reiškia atkreipti dėmesį, todėl viskas tampa tobulumo vaidinimu. Laikui bėgant eksperimentavimas išnyksta. Ne todėl, kad karininkams trūktų idėjų, bet todėl, kad idėjos dabar kelia riziką. Kai treniruotės tampa griežtesnės, inercija išblėsta ir laukimo įprotis plinta. Kai laukimas tampa įprastas, keičiasi lojalumas. Karininkai vis dar prisiekia, bet prasmė nyksta. Išgyvenimas keičia tikėjimą, silpnina pagarbą, naikina autoritetą, o įsakymai vykdomi tiksliai, nes taip saugiau, ne todėl, kad jie teisingi. Sprendimas užleidžia vietą paklusnumui, o paklusnumas tampa vienintelė patikima valiuta. Mąstantys ir kvestionuojantys pareigūnai stabdomi ar šadinami, o tylintys kyla karjeros laiptais. Blogiausia, kad jaunesnieji pareigūnai mato, kaip vyresnieji praranda vertę, o atsargumas tampa svarbiausias. Ta suvokimas kelia nepasitenkinimą. Daugelis ima matyti C ne kaip pasitikėjimą keliantį lyderį, o kaip baimės šaltinį veikiantį karjeros sprendimus. Valymai, skirti ištikimybei, sukelia tylų priešiškumą, kuris nesireiškia atvirai, o dar labiau slepiasi tarp žmonių. Nepasitenkinimas gali pasireikšti subtiliu sabotažu, kaip matyti panašiose autoritarinėse kariuomenėse. Įsivaizduokite vadą stebinti, kaip dingsta jo mentoriai, tyliai koreguojant į ataskaitas, išpučiant į sėkmės rodiklius ar slepiant į nesėkmes, kad liktų nepastebėtas. Tai nėra atvira maištas, tai pasyvus pasipriešinimas, gimęs iš baimės ir nusivylimų. Karininkai saugosi, slėpdami tiesą, kuri galėtų išprovokuoti valymus. Šis modelis nėra teorinis. Rusijos karas Ukrainoje rodo, kur veda toks kelias. Maskva įsiveržė pasitikėdama savimi, su šūkiais ir skaičiais. Vėliau kilo sumaištis, karininkai laukė leidimo. Logistika žlugo. Politinis lojalumas nusvėrė realybę mūšyje, sistema baudė iniciatyvą, o mūšio laukas – sistemą. C aiškiai mato tokį rezultatą. Tačiau vietoj to, kad jo išvengtų, jis atkartoja sąlygas, kurios jį sukėlė. Kai kolektyvinis vadovavimas išnyksta, sprendimų priėmimas viršuje sulėtėja. Kai Liu Jinli dingsta, politinių ir karinių veiksmų ryšys silpnėja. Planai kaupėsi, laukdami patvirtinimo, daliniai dvejoja, nes nėra tikri, kuriuos įsakymus saugu vykdyti. Net įprasti sprendimai atrodo pavojingi, o kai centras lėtėja, žala plinta. Svarbios programos stabdomos. Hipergarsinės raketos, jutikliai, dirbtinis intelektas valdymas. Suprantantys jų veikimą pašalinami, žinios nyksta. Projektai pradedami iš naujo, terminai ilgėja, išlaidos auga. Tai, kas turėjo sumažinti technologinį atotrūkį, pradeda jį didinti. Šiuos valymus laikyti tik savęs sabotažu būtų klaida. Istorija tai komplikuoja. Xi Jinpingas tai jau yra daręs ir paskutinį kartą po 2012 metų tai pasiteisino. Jo antikorupcinė kampanija nušlavė aukščiausius Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos sluoksnius. Generolai Xu Kaihao ir Guo Baxiong bei jų globos tinklai buvo pašalinti. Iki 2017 metai pašalinta per 100 aukštų karininkų. Nors poveikis buvo žiaurus, vadovavimo grandinė supaprastėjo. Žlugus galios centrams, ištikimybė persikėlė aukštyn link Xi. Trumpuoju laikotarpiu liaudies išlaisvinimo armija tapo paklusnesnė Xi.
Įsakymai vykdyti greičiau, silpo pasipriešinimas, o Xi matė, kad valymai suteikia kontrolę. 2026 skiriasi nuo 2013. Ši banga kitokia ir pavojingesnė. Ankstesni susidorojimai mažino korupciją, bet sistemos nesunaikino. Jie pašalino politinius varžovus, tačiau paliko veiklos pajėgumus nepaliestus. Šį kartą pjūviai yra gilesni, jie pašalina patirtį ir institucinę atmintį būtent tuo metu, kai įtampa dėl Taivano auga. Xi Jinpingas prisiima riziką. Jis gali greitai sulaukti paklusnumo, bet paaukoja ilgalaikį pasirengimą. Krizės metu paklusnumas be kompetencijos – ne stiprybė, o trapumas. Tai Xi Jinpingo paradoksas. Bijodamas išdavystės, jis vykdo valymus. Valymas atneša tylą, ne maištą. Karininkai paklūsta nenuoširdžiai. Įsakymai leidžiami, bet tikrovė nepasiekia vadovybės. Kinijos liaudies išlaisvinimo armija ruošiasi ne karui, o išlikimui politinėje aplinkoje. Tai nematomas tylus maištas, kylantis iš baimės dėl Xi susidorojimo. Spaudimas čia svarbiausias. Kai Taivanas matomas? Kinija išoriškai atrodo stipri, bet jos pajėgumai sudėtingai invazijai silpnėja. Vadovavimo sumaištis lėtina planavimą, o pridėjus dar ir trūkstamą operacinę patirtį, Kinija turi problemą. Taivanas laimi laiko, gerėja civilinė gynyba, stiprėja regioninis atgrasimas, bet tikra grėsmė Pekinui kyla po pirmojo žingsnio. Kinijos karo planai remiasi greičiu, koordinacija ir mobilizacija. Tačiau dabar šis pranašumas beveik išnykęs. Valymai skatina baimę ir apsimetinėjimą, tačiau kritiniu metu šis fasadas griūva, kaip ir Kinijos karinis efektyvumas. Paralyžius yra vienintelis dalykas, kurio jokia kariuomenė ar valstybė neišgyventų tokiame globaliame kaime kaip mūsų. Rivalai išnaudoja progą, o sąjungininkai jaučiasi pažeidžiami. Todėl tokios šalys kaip Šiaurės Korėja, priklausoma nuo Kinijos, Pchenjane jaučia nerimą. Kinijos saugumas svarbus. Kinija tiekia kurą, maistą, diplomatinę apsaugą, bet kokie Pekino svyravimai kelia pavojų ir verčia Šiaurės Korėją peržiūrėti poziciją. Japonija ir Pietų Korėja stebi Kinijos delsą. Šiaurės Korėja jaučia nerimą ir ruošiasi nestabilumui. Rusija tikriausiai taip pat mato kažką pažįstamo. Kinijos problemos primena jos patirtį Ukrainoje, bet Maskva supranta, kad susilpnėjusi Kinija negalės suteikti žadėtos technologinės ar logistikos paramos. Galiausiai Kinijos valymai turi pasaulinį poveikį, todėl galima drąsiai sakyti, kad tam tikra prasme šis valymas nėra apsivalymas, tai lūžis. Jis tikisi malšinti maištą, bet iš tikrųjų sukelia tylų maištą. Įsakymai vykdomi, bet tikrovė slepiama. Tai jau yra buvę istorijoje. Baime valdomos armijos gali žygiuoti, rengti paradus, laimėti mažas pergalės, bet tikro išbandymo metu tyla ir aklas paklusnumas kainuoja brangiai. Armija vykdanti įsakymus be diskusijų jau artėja prie pralaimėjimo. Kinijai atsigauti prireiks metų, nes prarasta patirtis greitai negrįžta. Institucinė atmintis neatkuriama greitai. Prarastas pasitikėjimas grįžta lėtai, o sistemoje lieka nepageidaujamų elementų. Tai aiškus paradoksas likusiam pasauliui. Kinija silpnesnė, bet dėl to ją sunkiau valdyti. Geopolitikoje nenuspėjamumas dažnai pavojingesnis už jėgą. Kai Xi stiprina savo kontrolę, kyla klausimas, ar jis gali išlaikyti valdžią be pačių pamatų, kurie kadaise darė jo valdymą veiksmingą. Tylus maištas Kinijos liaudies išlaisvinimo armijoje gali paveikti pasaulinius santykius. Galiausiai siekis įgyti absoliučią valdžią gali tapti trapumo ir baimės istorija. Tai palieka Kiniją, kuri kadaise buvo kylantis milžinas, ant neaiškios ateities slenksčio.